Pilateso mankšta, tai taip tarsi dar ir vadinama kūno ir proto treniruotė. Visų pirma, labai yra svarbu kvėpavimas. Pilatese įkvepiam per nosį ir iškvepiam per burną. Ir stenkitės visą laiką giliai kvėpuoti. Laikykit bambą patrauktą prie nugaros, kad pilvo raumenys būtų aktyvūs, o šonkaulius išlaikyti arti klubų. Tiesiog, kad neišsiriestų nugara. Todėl ir kvėpavimas yra toksai, tarsi plečiantis šalis į šonus, į nugarą šonkaulius ir nekeliant pečių aukštyn ir neišpučiant pilvo. Ir pirmas pratimas mūsų bus pilvo raumenims stiprinti, kurį pradėsim nuo ištempimo išilginimo kaklo. Keletą kartų smakrą linktelkim link krūtinkaulio. Įkvepiam, su iškvėpimu linktelim, įkvepiam, kilstelim. Labai stipriai nespauskit smakro žemyn, tai yra visiškai lengvas judesys. Jauskite, kaip pakaušis juda rankšluostėliu ir tikslas šio pratimo tiesiog yra ištempti, išilgint kaklą keletą kartų. Jį visą laiką galite padaryti, jeigu jaučiate įtampą kakle. Lygiai tas pats judesys bus smakras žemyn ir su iškvėpimu pasikelsim aukštyn. Truputėlį galim išsilginti, nugarą išsitraukti ir paliksim rankas. Darysim pilvo raumenim pratimą, šimtinę, kuris vadinasi. 5 kartus iškvepiant rankomis, iš peties sąnario atlinksim, judėsim, 5 kartus įkvepiam, atlinksim tą patį judesį. Gilus iškvėpimas, gilus įkvėpimas gali būti taip pat, bet mes dabar kvėpuokim tiesiog įkvėpt, 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 iškvėpt, 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 iškvėpt. Ar jūs suskaičiavote, ar jau bus 100? Jeigu taip, tai užtenka. Paguldom galvą. Pasukam į vieną pusę, į kitą, atpalaiduojam kaklą. Svarbiausias pilateso tikslas - išmokti valdyti savo kūną ir suprasti, kaip mes turim taisyklingai judėti. O viso to, ko pagrindas yra laikysena. Sekantis pratimas bus stuburo mobilumui pagerinti. Pagalvėlę galite išsiimti iš po pakaušio, padėti tiesiog ant kilimėlio. Ir dabar mes pasukiosim stuburgalį ir juosmenį. Stuburgalį ir juosmenį, įsivaizduojant tarsi kaip yra kryžkaulio laivelis, ar ne? Arba tiesiog turim ant bambos lašelį vandens, kurį turim nuridenti tarp kojų ir atgal ant pilvo. Tarp kojų, atgal ant pilvo. Visiškai laisvas judesys iš kryžkaulio. Ir paskui lėtai slankstelių paskui slankstelių pradėsim vynioti visą nugarą aukštyn, viršų įkvėpsim ir su iškvėpimu iš lėto nuviniosim visą nugarą. Pratimas vadinasi pečių tiltas, gerina mobilumą stuburo, stiprina sėdmenų, kojų raumenis. Ir kaip bebūtų, tai yra didžiausia problema turbūt šiomis dienomis, nugaros skausmas, o mes tikrai galim tai padėti, nes stiprinam gilų pilvo ir nugaros raumenų tą visą korsetą ir padedam jausti žmonėms daug geriau. Pakelkim vieną koją, pakelkim kitą koją ir pasikelkim vėl į viršų, aukštyn. Galim šiek tiek išsilginti nugarą, išsitempt. Pratimas vadinsis vienos kojos tempimas. Šiek tiek yra sunkesnis jisai, bet aš manau, visi jį padarysite. Iš išorės ilgąją ranką siekiam kulną, iš vidaus patraukiam kelią prie krūtinės. Galva pakelta, visą laiką pas smakrų laikom mandariną. Ir sukeiskim. Iškvėpt, įkvėpt, iškvėpt, įkvėpt. Kas nors šiek tiek sunkiau gali tiesesnę koją patraukt, padaryti žirklės. Link savęs nuo savęs, link savęs nuo savęs. Nebūtinai kojų ties, darykite pagal save, kiek jums pavyksta. Būna didžiausias džiaugsmas, kaip žmonės pradeda pasakot, kad dingo nugaros skausmas, sumažėjo. Seniau jausdavau, dabar visiškai atsikeliu, nebejaučiu, puikiai jaučiuosi. Kadangi daug laiko žmonės praleidžia sėdint, mūsų nugaros būna kartais sukumpę, mums reikia būtinai padaryti pratimą, kuris ištempia, ištiesina ir išilgina mūsų stuburą. Todėl atsigulkime ant pilvo. Ir dabar, kai kilsim aukštyn, suglausim kojas, prispausim rankas prie šlaunų, išilginsim nugarinį kaklą ir tempsimės tarsi kaip šita strėlė išilginant. Ir iš lėto atsigulsim. Visas kūnas turėtų būti toks panašus kaip tarsi strėlė. Atsigulsim, nuleisim delnus, atpalaiduosim kojas, kylant aukštyn, suglausim kulnus, prispausim rankas prie šlaunų. Kylam, tempiamės ilgyn, įkvėpimas. Iškvėpiam, leidžiame žemyn. Neloškit galvos atgal. Galva neturi trumpėti, kaklas turi būti ilgas. Laikat galvokim, kad turim ilginti už pakaušio, tarsi mus kažkas trauktų ir iš lėto vėl gula. Sunerkim pirštus rankų, pasikelkim aukštyn, dar pasitemkim ir pasukę galvą kojomis 2 kartus link sėdmenų.
Ir vėl pasikelkim aukštyn, dar ištempkim krūtinės raumenis, pasukim galvą į kitą pusę 2 kartus, link sėdmenų su kulnais. Dedam rankas ir susirečiam į kamuoliuką, pabūnam apvalioj nugaroj. Įkvepiam, iškvepiam. Pilatesas galbūt nėra taip kaip joga, kur jogo yra daugiau meditacijos, bet savotiškai atliekant pratimus kvėpuojant, kad tuo pačiu mes gerinam kvėpavimo funkciją, irgi gaunasi savotiška meditacija žmogui. Nugaros vyniojimas žemyn. Labai geras pratimas, unikalus pratimas, tiesiog atpalaiduoti ir ištempt stuburą. Įkvėpsim. Su iškvėpimu smakrą lenksim žemyn link krūtinkaulio ir iš lėto slankstelį paskui slankstelį vyniosim visą nugaras, atitraukiant slankstelį vieną paskui kitą nuo sienos. Apačioje įkvėpsim. Galite išties kojas, jeigu jums jas tiesiasi pagal save, tiesiog individualiai. Įkvėpsim. Su iškvėpimu lenksim kelius ir dabar nuo juosmens slankstelį paskui slankstelį sugrąžinsim visą stuburą atgal į sieną. Galite darbo metu tiesiog susiradę laisvą sieną ir atpalaiduokit stuburą. Vyniokit tarsi vieną paskui kitą, kad nepavestų stuburas mobilumo, lankstumo ir tada neskaudės nugaros. Po 10 užsiėmimų pajusite skirtumą, po 20 pamatysite, po 30 turėsite visiškai naują kūną. Teigia Pilatesas, tai manau šitie žodžiai turbūt labiausiai gali ir įkvėpti ir priversti pradėti jau nuo dabar mums mankštinti.